Labas rytas, sveiki atvykę į mano vlogmą. 12 vlogmą, tai žodžiu noriu parodyti, ką dabar bandysiu kiekvieną rytą naudoti. Tai toniką savo iš kalendoriaus. Ir vakar, kur gavau serumą su morkom. Karštą Jėzau. Ir žodžiu, truputėlį skubu. Tai norėjau jums greitai parodyti šitą procedūrą ir varysiu su draugė pasivaikščiot. Tai šiaip aš atsikėliau 9 valandą, jin truputėlį pramigo. Tai dabar visą valandą vėliau, bet aišku sugalvojau, jog reikia pavalgyti, nes vis tiek išeisim kokiom 2 valandom. Reiks apsirengti šiltai ir varysim pasivaikščiot. Tai šiandien dar eisiu su kita draugė susitikti, tai šiandien bus tokia biški susitikimų diena. Ir žodžiu, nežinau, ką dar veiksiu. Bet norėčiau iš tos dienos vlogiuką įkelti, tai nežinau, žiūrėsiu, kiek man čia pavyks prisifilmuoti. Bet sakau, reikia pafilmuoti ir reikia pašnekėti, kągi aš vis dėlto darau ir kaip, o ne visą laiką su muzikėlėm. Tai jo, man šiaip labai patiko tas tonikas, tik sužinojau, kad po jo reikia būtinai pasitepti ar tai kremu, ar tai kokius serumu. Tai aš dabar pasitepusi biški palauksiu. Ir tada tepsiu su, šiaip čia yra aliejus. Nu, jo. Bet žodžiu, vakar, kai užsitepiau, tai man nelabai patiko. Bet šiaip žinokit, koks veidas švelnumo. Tai įsisaugokit šitą aliejų, kur iš vakarykštės dienos gavau iš pirmadienio. Dar ir čia matysite žodžių, kur rodžiau. Tai išsisaugokit, nes tikrai mums su draugė žiauriai jisai patiko. Morkų ir dar gali būti, jog truputėlį patamsės veido oda, nes vis tiek morkos galbūt vis tiek kažkiek dažo. Tai. Iš tikrųjų nežinau, ką rengtis, nes laukia nėra šalta -1. Tai galvoju gal užsidėti 2 timpas, nes vis tiek kaip ir varysim pasportuoti, pasivaikščiot, draugę gal labiau pabėgiot. Tai žodžiu 2 timpas, megztinį ilgą, kojinės 2, striukę ir batus. Ir ausinės būtinai. Tai vat, einu aš tada pabiškį žiūrėti, ką rengtis. Ir susitinkam po kelių sekundžių ir parodau, kaip atrodo, kai pasitepu su šituo dalykėliu. Švietimas ne iš geriausių, bet nieko negaliu padaryti. Labai skubu ir labai jau nežiūriu to apšvietimo. Ir tai gausiu siog palei laiką vėliau truputėlį išeisim. Visą juodą apsirengiau. Žodžiu, apsimau timpas, kelnes ant viršaus, maikė, bliuska ir dar megztinį mausius. Bet man atrodo, kad laukia nėra taip šalta, tai tikriausiai neimsiu šaliko. Nu va. Jau rašo, ar aš jau? Aišku, kad ne. Žodžiu, pasitepsiu antakius ir pasitepsiu ant viršaus aliejų. Tai bus ne kažką. Arba atvirkščiai reikėjo daryti. Yra toks aliejukas, šiaip palei viską turėtum tu tokius vat 3, bet aš pasidarau pilną. Ir jisai labai greitai bėga. Ir greitai reikia ištrinti. Na ir aišku, man čia kai tie antakiai dabar biški trukda. Nu ir mato toks aliejuotas. O Jėzau. Nu ir man tai atrodo, kad tikrai veidas truputėlį patiek naudojimų patamsės. Nežinau, kai aš jau užsidedu, man atrodo, kad jis patamsėja. Tada dar biškį ant rankos pasilašinu. Aišku, vėl per daug. Bet aš dabar mėgstu kaklą pasitrinti. Bet žinokit, koks veidas po jo. Žiauriai švelnus, kai jisai taip nudžiūna. Jis jau ir dabar nudžiūvęs. Tas aliejus nėra toks grinai kaip aliejus, bet jis tiesiog toks riebalas gal labiau. Jo,
Jo, tai kas man dabar susirast megztinį, kojines apsimaut, eisiu tą rankas nusiplaut. Ir jo, ir batus susidėti, tada parodau viską ir varau į lauką. Visio. Ir grįžus atidarysiu kalendorių, nes jau dabar tikrai nebespėsiu. Nežinau, kaip jums matysis ar ne, bet man tai atrodo, kad tikrai rudesnis veidas. Nu toks, nežinau, gal per apšvietimą nesimata, bet tikrai toks atrodo rudesnis. Na vis tiek, morkytės. Kokius spuogą turiu skaudų. Žodžiu, jau nebelendo aš prie tų spogų, nes jie žiauriai skaudus. Tai tikriausiai moteriškos ateina. Ir dar kaip tik gausis ant kelionę. Jo, tai maikė čia išlindus mano. Nu tai jo, va toks va cetukas. Tai dar apsimausiu ant viršaus megztinio, nieko čia nesimatys. Striukė ir let's go. Rizikuoju eiti be šaliką, su sijonėliu. Ir jau užsidėjau tašiuką, nes vis tiek man tai patogiau. Nu man tai matos tas rudumas toks, nežinau. Tai vat, keliauju. Pasiekėme tikslą. Nu, žodžiu, grįžau. Visa raudona. Žandukai raudoni, pavargau iš tikrųjų. Labai ten didelis toks gavos, bet gan greitai iš tikrųjų apėjom per 1,5 valandą. Visą šlepį iš tikrųjų per daug biškį prisirengiau, nes šiandien nėra taip šalta. Labai kirkšnis skauda kažkaip, labai... Vis tiek sniega, toks pūrus sniegs ir labai buksuoja, kitur nėra pravalytų kelių, tai dėl to buvo labai sunku vaikščioti, tai gal truputėlį tas sunervavo, tai ką dabar eisiu nusimaudyti, eisiu dar kalendorių pažiūrėti, eisiu nusimaudyti, na ir ką, biškį pailsėsiu ir vėl į miestą eisim su drauge kitą į kavinę. Ant veido ir ant kaklo tepti. Nežinau, nu čia tai euras gal daugiau, tai tikrai nekainuoja. Sakau, jau nebestebina manęs tas kalendorius. Vakar dieną buvo faina, čia tai šis. Nežinau, visko čia ant to veido, čia tiek net neprinaudosiu, čia nežinau kuriam laikui. Tai kol kas labiausiai tai šitas patenka dalykėlis. Na ir tonikas. Ir toks, pačiu biškį susirašiau, išsileidau kasą. Tai gaunas garbanoti tokie plaukeliai. Pasitažiau blakstinikės. Kodėl šiandien visą dieną ta kamera kažkokia tokia įdomi? Sudėjau džempą, džinsus, ieškojau ką rengtis, bet nežinau, visus rūbus dėjau plauti. Tai čia kles, žodžiu, su šito megztiniu dar niekur nebuvau. Tiesiog reikia šitą užsidėti. Džinsiukui sušau, nes prieš tai buvo labai karšta, tai galvoju tiesiog varysiu su džinsais, su megztiniu, striuke. Kažkaip šiandien not my day, bet labai gerą dieną, nei miega noriu, nei ką. Bet gali būti, jog vakare žiauriai miego norėsim. Tai eisiu gal anksčiau miegot ar kaip nors, tai vat, noriu valgyčiai. Tai vat, tikiuosi, maldauju, kad skaniai pavalgyčiau mūsų čelį. Nes atsinaujino meniu ir noriu pažiūrėti, kas ten gero atsinaujino.
miestelio su tamsa. Tai jo, fainai labai kaviniai pabuvote, kaip matėte. Iš draugių, kuri nebijo kamerų ir filmuojasi iš tikrųjų. Tai žodžiu, pavalgiam. Na taip, pem, sriubytė buvo tikrai labai skani, bet ta piciukė nelabai. Tai norėjom išbandyti, nes kaip ir minėjau, kad naujas meniu. Bet žinokit, grįžau tai su skausmais. Ar buvom nuėjusios prie eglutės, buvom ant tilto nuėjusios, kur šiandien ryte filmavau. Tai nes ta draugė nelabai yra daug kur vaikščiojusi po Radviliškį. Tai vat, tai dar keliausiu ketvirtadienį pas ją tikriausiai. Tai, bet ten tikriausiai bus jau kitam vlogė. Dabar sugalvojau, jog tikriausiai darysiu iš 2 dienų vlogus. Kažkaip iš vienos dienos labai sunku daug ką parodyti, nebent turėčiau žiauriai daug šnekėt. Tai vat bandysiu 2 dienas sujungti, nes rytoj eisiu daryti snagiukų naujų. Tai vat irgi bus truputėlį ką pafilmuoti, irgi į miestelį reiks eiti. O ko grįžau su skausmais? Tai pirmą kartą, kai ėjau su kitais batais, o antrą kartą dabar ėjau miestų su kitais, nes pagalvojau, kad tiesiog nebesidėsiu tų šlapių batų ir užsidėsiu tiesiog kitus batus. Tai tie kiti batai man nutrynė kojas ir dar prieš tai, kai buvau ryte lauke ir ten gavosi, jog mes žiauriai daug privaikščiojom, tai pasitempiau kirkšnį. Tai žodžiu, visą ligotą parėjau, tai padariau 23 000 žingsnių, įmesiu, kad patikėtumėt. Ką mano programėlė rodo, tai labai gerai, jog dabar šitame telefone pasilikau tą programėlę, kur matysiu, kiek žingsnių padarau, nes visą laiką visur su telefonu. Tai jo, tai turėčiau šiauriai super duper gerai miegoti šiandien tiek prisivaikščiojus. Ir šiaip gerai labai įsimegauti, šiandien noriu nueiti anksčiau miegoti, kad rytoj vėl galėčiau truputėlį anksčiau atsikelti. Tai vat. Labai užskaitau šitą dieną, man labai jinai patiko, daug ką nuveikiau, sutikau su 3 draugėmis. Na, vieną tiesiog susitikau mieste, bet žodžiu, apsipirkau dar. Ajo, galiu dar truputėlį parodyti, ką nusipirkau. Jo. Kur čia jūs pastatyti? Jo. Tai nusipirkau kumpelį, nes jau baigėsi mano. Ačiū, mama, nes tų pripirkau. Nors nieko aš čia daug nepirkau. Nusipirkau 3 šokoladus, iš jų 2 bus dovanų. Tuomet prisipirkau kavyčių, nes dar truputėlį trūks, kol čia būsiu. Tai kavyčių prisipirkau ir nusipirkau mandarinukų. Tai eisiu ragauti, man jau čia toks kalėdinis vaibas. Tai eisiu ragauti, ar skanus Maksimoje akcija. Tai va, nieko daug čia neapsipirkau iš tikrųjų, bet. Fainai iš tikrųjų dieną praleidau, bet aš tad nežinau, ar daugiau vat ką šiandien nufilmuosiu, nes nežinau, ką veiksiu. Eisiu tikriausiai pasimokyti teorijos biškį pasispręsti. Nes šią savaitę keliausiu laikyti ir nežinau daugiau. Tai nežinau, jeigu šiandien susitiksim, tai susitiksim, o jeigu ne, tai sakau jums iki pasimatymo.
šiandien didžiausia dienelė. Wow. Palečiukė. Štai tokie. Nu, čekinam. Eina savo. Savidradėlė. Wow. Žiauriai kieta. I love it. Nu tai sveiki atvykę, žodžiu. Šiandien tokia pat nuotraukėlė. Vakar nebeturėjau jėgų jau galvos išsiplauti. Tai šiandien plausiu. Bet kol kas tai pabūsiu truputėlį riebaluotą. Vis tiek laukia pabiškį sninga. Tai vis tiek nieko man nepadėtų, jog ir būčiau išsiplovęs. Ir aš jos jaučiu taip pat kaip vakar. Oi, šiandien manis dar laukia kūgelė išsikėpti. Aš jau, kad jau grįšiu ir man nebus jokių darbų. Tik eisiu mokytis teoriją. Bet valgyti tai reikia kažką pasidaryti. Vakar draugė darė kūgelę atnešė. Šiandien aš nešiu draugį. Tai jo, vakar nieką nebepafilmavau, nes draugė pas mane miegoja. Žiūrėjom filmą. Visiems vaikinams, kuriuos mylėjau 3 dalį. Bet pasirodo, buvau mačius. Galvojau šiaip, kad nesu mačius, bet pasirodo, buvau mačius. Žiauriai skanus mandarinai Maksimoj, kur rodžiau, nei vieno rūgštaus. Tai šakės, ta palečiukė, aš labiausiai laukiau tos 13 dienos. Draugiai tai vapšė pasisekė. Vienai. Aina jau išpakavus visą. Bet kai aš per gimtadienį jai buvau padovanojusi, dabar irgi gavo, tai galės hailaitintis ir hailaitintis. Aš irgi labai džiaugiuosi, kad vat turėsiu tokią paletę, bet dar vis tikiuosi, kad kažką gausiu iš kosmetikos. Rytoj tokia maža diena. Man, žinokit, irgi jau kyla noras išpakuoti visą. Bet atrodo, nebedaug liko. Kitą savaitę jau pakuosiu viską. Dargi prisiminiau, kad penktadienį neturiu jokių planų, bet penktadienį man antakiai. Pagaliau jau laukiu, belia kaip susitvarkyti. Prieš kelionę. Šiandien pasitepsiu su tuo kremuku, kur vakar gavau. Tai va, dabar matote tokius nagučius. Jo jau ataugę normaliai. Ir pamatysite, kokie bus. Aš pati jau laukiu, nekantrauju. Vakar išsirinkau idėją, tai labai laukiu. Raudonų nagučių. Na, tai grįžau su savo naujais nageliais. Pasiruošę. Man tai žiauriai gražus. Nežinau, galbūt per kamerą nepersitikė taip spalva, bet oh my goodness. Žiauriai man patinka. Esu be galo laiminga, nes padarė taip, kaip norėjau. Eisiu paskui daryti kūgelį, nes vis tiek kol iškeps, tai va ir bus ant vakarienės. Dabar nusipirkau picyčių, eisiu užkasti. Tai va, niekur šiandien tikriausiai neisiu, nes reikia pasimokyti. Visų pirma, įdėsiu faršą kepti. Biškį aš paskrudinsiu. Nes man atrodo, kai tai dariau, tai buvo skaniau.
įdėsiu tik tais vištienos prieskonius. Jau nusiskutau bulves ir eisiu jau tarkuoti. Padariau viską. Tikiuosi, nieko nepamiršau. Aišku, nedėjau svogūno, nes nusipirkau aš jo. Žiūrėsiu, kaip čia gausis, palei viską turėtų būti skanu. Nežinau, kaip irgi skaniai liktais. Viską sudėjau. Tikiuosi, netrūks nieko. Bandžiau prisiminti, kaip daryti, nebeieškojau mamos recepto, kur visą laiką šiaip klausdavau, tai bandžiau pati tiesiog. Tai ką dabar dar valandą keps, tai žodžiu, 6 valandą kažkur, po 6 bus žodžiu. Tai vat, pavargau, susirgau šiandien. Tai ne kažką iš tikrųjų. Labai tingėjau iš tikrųjų tą kugelį daryti. Dar reiks eit būtinai pasispręst. Tai eisiu, įsiplausiu visus indus, nes pilna kriauklė. Ir tada eisiu, pasidarysiu arbatos ir eisiu pailsėti. Jo, tai vat, tokios tokelės. Nu tai ką, susitinkame vakariniai rutinai. Oi, tai nieko jau po to kugeliuko nebeveikiau. Žiauriai, šiaip skaniai gavos, galim sakyti ir žiauriai skaniai gavos. Jeigu niekam neduosiu paragaut, tai nežinau, kada iš tikrųjų suvalgysiu tą kugelį. Bet tikiuosi, kad suvalgysiu ir nereiks jam vis lauk, nes gavos tokia tikrai nebloga blekutė. Įkelsiu nuotrauką, žodžiu. Pamiršau nufilmuoti, iš tikrųjų labai atsiprašau. Tiesiog jėgų nėra, iš vis prisirašiau pasispręst. Nusipirkau per ket.lt per kitus biški bilietėlius, ten kaip regitros jau klausimai. Ten pasisprendžiau, nieko gero. Jaučiuosi labai sergant, iš tikrųjų, dėl to nieko ir nedarau. Turėjau galvą išsiplauti, bet bus gerai. Paskiau, kai plausios galvą, tai bus bent jau atsigavę plaukai. Pasisprendžiau, pakalbėjau su vaikinu, eisiu dar tikriausiai kalbėti. Praskrolinau, pragulėjau, pailsėjau, pavalgiau. Susitvarkiau, susiplovau indus, ir žodžiu, tokia vadenėlė, toks vakarėlis, iš tikrųjų šitą dieną tai pralėkė tiesiog mygom, nežinau, atrodo, nieko beveik nenuveikiau, bet galim sakyti, pasidariau visus darbus, kurie man šiandien priklausė. Nieko. Rytoj diena bus geresnė, tikiuosi. Ir reikia taip nusiteikti vis tiek. Because tomorrow I go to laikyti teoriją. Tai va, žodžiu. Paskambino vaikinas, man todėl užbaigiau biškį pokalbį, tai viskas, jau atsiguliau lovytę, pasidariau nimesilio, kad kojos neskaudėtų, tai iš tikrųjų padeda, nes vakar, kai pasidariau ir išgėriau, tai tikrai mažiau skaudėjo koja.
Tai sakau, reikia dar pasidaryti, vis tiek tą skausmą nuims kažkiek. Dar kartu ir dėl ligos. Tai žodžiu. Ačiū labai, kad buvote šitame mano vlogme. Šiaip irgi gan daug nuveikiau, ypač per vakar dieną, per šiandien gal nelabai. Jeigu ne tos nelauktos draugužės, tai galbūt būčiau ir kažką daugiau nuveikusi. Ir daugiau gal ko pafilmavusi, bet šiandien yra kaip yra. Vis tiek susidės tos medžiagėlės ir viskas bus gerai. Tai jeigu jums patiko šitas vlogmas, nepamirškite paspausti patinka ir būtinai subscribe mygtuką. Ačiū labai, kad esate, ačiū, kad padedate man augti ir žiūrite mano vlogmus. Tai tikrai nesigailėjau, kad dariau vlogmą. Čia tiesiog man toks iššūkėlis ir perlipimas per save. Tos video įkelti vos ne kiekvieną dieną, tai labai man fainai patinka. Aišku, nebeliko daug tų dienelių ir šiaip, kad vis tiek ne kiekvieną dieną keliu, bet vis tiek. Žiauriai fainai, labai patinka, tikiuosi ir jums patinka. Tai šiaip galite dar mane pasiekti Instagram'e ir TikTok'e, ypač naujokai, kurie nesenai prisijungėte prie mano kanalo. O aš keliauju atsigulti į lovą ir įsijungsiu gal dar kokių muzikų ir keliausiu miegoti, nes reikia įsimiegoti ir to labai anksti keltis, labai anksti. Tai tikiuosi, man pavyks ir to atsikelti. Tai va, labanaktis, nežinau, pas jūs dabar labanaktis ar labas rytas, bet žodžiu, viso.